Pasaka. Pavargęs, belakstydamas didelio miesto gatvėmis, atsisėdau ant suolelio, pasiuntiniams paskirto. Buvo baisi kaitra, pilkai geltoni namai kaleno dantimis, įvairiaspalvės iškabos ryškiai spindėjo, kur nekur stuksojo auksuotas saulėtas bokštas, o žmonės, kaitros nukankinti, ėjo pamažėle, tarsi apsnūdę. Kažkoks senas žmogus, netgi senelis, sunkiai vilkdamas kojas, lazda pasiramšiuodamas, sustojo kretančią galvą priešais mane ir ėmė atidžiai į mane žiūrėti. Jo akis buvo liūdnos, išblėsusios ir lyg be minties. Ant krūtinės kabojo virvutė, privarstyta visokio dydžio kryželių. Buvo ten didelių geležinių, truputį parūdijusių ir mažesnių, plokščių varinių ir mažučių sidabrinių. Trumpai tariant, visas rinkinys. Elgeta, nusprendžiau mintyse, ir jau norėjau užsiimti iš kišenės varioką, bet senelis, keistai prisimerkęs ir paslaptingai kuždėdamas, paklausė: bičiuli, paaiškink man, kaip atrodo žalia spalva. Žalia spalva? Žalia spalva tai yra spalva, tokia kaip žolė, medžiai. Medžiai irgi žalios spalvos. Lapai, atsakiau jam. Ir apsidairiau aplink, bet niekur nebuvo jokio medelio, jokio žolės lakštelio. Senas žmogus nusijuokė ir paėmė mane už sagos. Eikš su manim, bičiuli, jei nori. Aš skubu į tą kraštą. Pakeliui papasakosiu tau labai įdomių dalykų. O kai pakilęs ėjau su juo, senis pradėjo pasakoti. Kadaise, labai jau seniai, kai dar buvau jaunas kaip tu, mano sūnau, buvo labai karšta. Pavargęs belakstydamas didelio miesto gatvėmis atsisėdavo ant suolelio, pasiuntiniams paskirto. Buvo baisi kaitra, pilkai geltoni namai kaleno dantimis, įvairiaspalvės iškabos ryškiai spindėjo, kur nekur stuksojo auksuotas saulėtas bokštas, o žmonės, kaitros nukankinti, ėjo pamažėle, tarsi apsnūdę. Ilgai aš į juos žiūrėjau ir baisiai pasiilgau pievos, medžių, žalumos, tokios gegužės žalumos. Staiga pakilau ir ėjau visą gyvenimą. Taip veltui jos ieškodamas tame mieste. Ėjau vis pirmyn, klausdamas sutiktų žmonių, bet jie, užuot atsakę, duodavo man kryželius. Įlipdavau į aukštus bokštus, bet dėja visose horizontuose vis buvo miestas ir niekur žalumos. Tačiau aš jaučiu, kad yra ji tame krašte. Tik aš turbūt nebenueisiu, senas esu. Kad taip kur netoli būtų, tai bent galėčiau pailsėti. Kvapas, muselės bimbia, o aplink žaluma, žolė, medžiai. Žvilgtelėjau į senelį, jis šypsojosi kaip vaikas ir verkė. Ėjome dar tylomis šiek tiek kelio, galop senelis tarė: man jau gana, toliau nebegaliu, čia jau ir pasiliksiu. O tu eik be poilsio. Iš anksto sakau, kad kaitra nesibaigs, nakties tame kely nėra, tik amžina diena. Pakeliui kalbėk žmonėms apie pievas, apie medžius, tik jų nesiklausk, arba pasimk virvutę kryželiams verti. Eik laimingai, o aš čia pasiliksiu. Bet vos nuėjau 10 žingsnių, senelis pradėjo šaukti: palauk, sūnau, užmiršau pasakyti. Žvalgykis nuo aukštų bokštų, tai kelią pajusi. O jeigu bus dar labai toli ir senatvė tave užklups, tai ten vėl bus suolelis, pasiuntiniams paskirtas, o ant jo jaunų žmonių niekada netrūks. Dabar jau eik. Tai pasakė senelis ir ėjau tolyn ir žvalgiausi nuo aukštų bokštų.